Labadiena. Ar čia su Rūta kalbu? Taip, klausau. Labą dieną. Ar galėtumėt rytoj po pietų pas mane į kabinetą užsukti? Taip, gerai žinau. Vis. Gerai, tiesiog. Prašom užeiti. Labadiena. Šitai Rūta, prašom prisėsti. Taigi, aš jūs šiandien pasikviečiau su tokia priežastim, kad noriu pašnekėti, kokia dabar situacija mūsų darbė yra. Jūs kaip žinote, pas mus yra labai daug darbuotojų, kurie dirba pusę etatų. Ir kadangi jūs pati dirbate 0,5 etatų, tai aš vis tik norėčiau jums pasiūlyti pereiti pilną etatą. Kadangi, matote, pas mus įmonėje dabar sunkus laikotarpis ir pas mus rodikliai rodo, kad mes nebegauname tokio didelio pelno, tai reiškia, kad žmonės turėtų dirbti didesniu pajėgumu ir tai reiškia, kad mums reikia darbuotojų daugiau su pilnu etatu. Tai ar būtų tokia galimybė, ar jūs galėtumėt pereiti pilną? Žinokite, nelabai, nes kaip, to prasme, man nebūtų gal net irgi problema, kad ieškoti naujo darbo, nes pilnu etatu nelabai gautųsi man dirbti šiuo metu. Tai jūs vis tik apsvarstysit dar šitą jūsų atsakymą, ar ta prasme, ar jūs jau tikrai sakote, kad... To iš tikrai be šansų negalėčiau niekaip dirbti. Nes ta prasme mes, todėl ir aš jūs ir pasikviečiu, nes mes norime apmažinti tiesiog darbuotojų su pusiniu etatu. Kadangi jūs pati esate šiaip labai puikiai darbuotojai iš tiesų, aš nežinau, aš galiu ir rekomendacijų parašyti ateičiai, jeigu jūs tikrai ieškosit kažkokio darbo. Nes tikrai dirbate puikiai, jūsų gebėjimai tikrai yra džiuginantis. Tikrai galiu pasidžiaugti, bet dėja pas mus tokia situacija ir tiesiog direktorius įpareigoja mane jau tai pranešti. Tai va. Tuomet kurį dar laiką, maždaug savaitę dar kažkur galėčiau. Taip, tai va, savaitę, jūs šiaip turite dar 14 dienų pas mus atidirbti. Mes jums išlyginsim laiką, jūs padirbsite 14 dienų ir paskui aš paruošiu jums dokumentus, jūs pasirašysite dėl atleidimo, prašymą, aš jums paruošiu ir daugiau mes su jumis atsiskaitysime. Kaip tik po 14 dienų jūs ateisite į kabinetą, susitarsim dėl laiko. Gerai. Ar tinka? Taip, po savaitės ar dviejų tada užsuks. Taip. Gerai, ačiū. Viso gero. Taip, prašau užeiti. Labadiena. Sveiki, Rūta. Aš atėjau dėl prašymo, noriu pasirašyti dėl atleidimo iš darbo. Ai, taip, gerai. Taip, aš jums kaip tik parašiau dokumentą, žiūrėkit, aš jau pasirašiau. Čia bus, taip, čia prašymo priežastis, čia jūsų data ir parašas ir čia vardas pavardė. Tai va, jūs dabar pasirašykit. Ir taip pat iš kitos pusės aš iškart jums parengiau, čia tiesiog yra nurodyta kompensacija, jums išeinant iš darbo ir jūsų neišnaudoti atostoginį. Taip pat. O dėl rekomendacijos ar galite? Taip, parašiau jums rekomendaciją kaip tik. Štai čia yra jūsų rekomendacija, galite irgi pasižiūrėti. Pasirašėte, peržiūrėjote visus nuostatus. Taip, iš jūsų būtų tiek, rekomendaciją turite, galėsite ją pateikti naujame darbe. Labai ačiū. Tikiuosi, kad jums pasiseks, tikrai, nes tokių darbuotojų nėra labai daug, tokių darbščių kaip jūs. Labai ačiū. Tai tikimės, kad jums tikrai seksis ir toliau. Buvo malonu su jumis. Ačiū jums. Viso gero.